Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Kalbant apie šią savaitę, mano požiūrį svarbiausia tai, kad buvo vizitas iš Vidaus reikalų ministerijos, vizitas specialistų, kurie žiūrėjo ir skaitėm kartu, pristatėm mūsų vizos, taip vadinamas, funkcinės zonos tarp 3 savivaldybių, Visagino, Ignalinos ir Zarasų, strategiją, pagal kurią mes prašome finansavimo projektams, bendriems projektams, kurie turi sąlytį tarp visų 3 savivaldybių. Jeigu pamenat, jau pasakoju apie tai, kad mes inicijavom tokios funkcinės zonos sukūrimą ir dėl to gausime papildomų lėšų, papildomą finansavimą projektams, kurie būtų bendri. Taigi tie projektai buvo pristatyti specialistams. Džiugu, kad gavom pastabų, bet tokio redakcinio pobūdžio mūsų pristatyti ir aprašyti projektai tinka finansavimui. Labai tikimės, kad ir šis finansavimas bus ir mūsų savivaldybės bus tik jaukesnės, geresnės, patogesnės, aišku, ir gražesnės. Kalbu apie, jeigu kalbėti apie Visagino projektus, tai čia ir dviračių takai, ir turizmo maršrutai, ir tas pats projektas, apie kurį jau kalbėjau, pasakojau, tai yra Taikos 23, ta vadinama pirtis. Tai mes einam su projektu bendradarbystės centras, kurį pagal, jeigu finansavimą gausim, galėsim sutvarkyti ir šį pastatą. Na, dabar atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos gavau šią savaitę. Kada pradėsite tinkamai valyti miesto kelius nuo sniego, o ypač teritoriją nuo viaduko iki įvažiavimo į miestą? Tai nežinau, ką reiškia tinkamai, nes visi specialistai daro, ką gali ir visa technika yra pasamdyta, technika dirba, žmonės stengiasi. Reikia pripažinti, galbūt ne visada suspėjam viską, tačiau ir finansavimas skirtas ir tikrai išleidžiame daug šitai funkcijai įvykdyti. Jeigu kalbėti apie įvažiavimą nuo viaduko į miestą, tai jei teisingai suprantu, tai šita teritorija nepriklauso miestui valyti ir tą daro regioniniai keliai. Kada bus baigta statyti autobusų stotis? Kodėl pastatas yra niūrios juodos spalvos? Tai kalbėti apie juodą spalvą negalim, kadangi dabar mes matome tik tai vidinę šiltinamąją dalį ir čia ir yra sustojęs kol kas projektas. Tai buvo ginčas apie apdailos medžiagas, kaip jas tvirtinti prie konstrukcijų, todėl šiek tiek sustojo, dabar jau sprendimai yra priimti, medžiagos užsakytos ir autobusų stotis tikrai nebus juoda, ji bus šviesi, nes bus padaryta apdaila ir mes galėsime grožėtis tikrai moderniu, įdomiu ir gražiu pastatu. Jeigu kalbėti apie terminus, tai planuojame, kad šį pavasarį turėtų būti užbaigta statyba autobusų stoties. Tikiuosi, kad taip ir įvyks. Kino teatro hole grindys labai slidžios. Ar yra kokių nors planų jas pakeisti? Ne, nėra planų, tam neskiriamos lėšos, nes pats remontas buvo padarytas ne taip seniai ir dabar kažką tai griauti, vėl naujai investuoti, manau, būtų netikslinga. Specialistai daro, ką gali, tai ir takeliai padėti, kad batams nusivalyti nuo sniego, nes ypač žiemos metu, kada eini su snieguotais batais, tikrai slidu. Taip pat ir dedami ženklai, kad būkite atsargus. Nu, tikiuosi, kad mes tą darysime ir perdarinėt darbus, jos plyteles sudaužant ir lipdant naujas, to daryti tiesiog nereikės.
Papasakokite apie savo bendrą projektą su Daugpiliu dėl naujos slidinėjimo trasos. Taip, tikrai yra toks projektas, Snow Power vadinasi, ir kartu su Daugpiliu, su kuriuo netaip seniai pasirašėm bendradarbiavimo sutartį, dalyvaujame projekte ir gauname finansavimą. Ir ne tik apie slidinėjimo trasą, čia kalba eina apie asfaltuotą taką, kuris jau tikrai blogos būklės, jo atnaujinimą. Kalbu apie rajoną nuo geležinkelio stoties link Kosmoso gatvės per visą mišką. Tai atnaujinsim patį taką ir papildomai dar šalia viso to savivaldybė jau prisidės ir žadam įrengti ir apšvietimą šio tako. Taigi, kalbėdamas, kad tai ne tik slidinėjimo takas, taip, nebejotinai slidinėjimui jisai bus tinkamas, bet jisai bus tinkamas ir pasivaikščiojimui, ir pasivažinėjimui su dviračiais ar su riedučiais. Taip, kad tikrai bus žymiai jaukiau ir smagiau mūsų mieste. Kur žiūri valdžia, katės nuo šalčio jau slepiasi medžiuose. Na, nežinau, kaip katės medžiuose nuo šalčio slepiasi, tačiau taip, tai yra tikrai negera situacija su benamiais gyvūnais ir jie neatsiranda iš kažkur. Deja, bet yra gyventojų, kurie nusprendžia palaikyti gyvūnėlį, o po to išvežti ir palikti kažkur. Tas, aišku, gyvūnas grįžta, jis glaudžiasi, jis ieško, kur galėtų sušilti, kur galėtų gauti maisto. Savivaldybė išskiria tikrai didelės lėšas, ne tik priežiūrai, sugaudimui, kaip projektas vadinasi, pagauk, sterilizuok ir paleisk, tačiau ir būsimajame biudžete numatom ir maitinimo vietas, ir namelius, kuriuose galėtų mūsų benamiai gyvūnai glaustis. Labai prašau įrengti bent turėklus ant pavojingų laiptelių, vedančių nuo Norfos palei Taikos prospektą link Lopšelio darželio auksinis raktelis. O pavasarį šios laiptelius reikia sutvarkyti, kad kas nors nesusižalotų. Sutinku tikrai, kad reikia sutvarkyti, tačiau šie laipteliai, jei teisingai suprantu, pagal aprašymą nepriklauso savivaldybei, tai priklauso bendroviai. Ir informuoju tai, kad visoms bendrovėms ir asmenims, kurie valdo teritorijas, yra išsiuntinėti laiškai, įspėjantys, kad jie turi sutvarkyti kaip laiptelius, taip ir turėklus. Priešingu atveju jie bus patraukti atsakomybėn. Ar tiesa, kad naujajame fontane už muzikos užsakymą reikės mokėti? Kol kas šitas sprendimas galutinai nėra priimtas, tačiau planuojame priimti sprendimus, planuojame numatyti ir tarifą, kiek tai galėtų kainuoti. Ir aišku, planuojame ir tai, kada galėtų būti ir fontanas nemokamas. Tačiau šio sprendimo kol kas nėra priimta. DGT Kosmoso gatvėje šiukšlės išmetamos tiesiai pro langus. Kada savivalda atkurs ten tvarką? Žinau situacija tikrai kritinė, situacija tikrai labai sudėtinga ir sunki, tačiau noriu kreiptis į visus, kurie mato, kaip vyksta šiukšlių išmetimas per langus. Ir tai yra tikrai tiesa, specialistai negali visų pagauti ir ten budėti. Tačiau jeigu matote, kas tą padaro, praneškite. Jeigu galite, nufotografuokite, nufilmuokite į mobilus telefonus, kad būtų lengviau pagauti tuos, kurie vykdo tokius nusižengimus. Nes atvykus specialistams, atvykus Visagino būsto darbuotojams, randame jau išmestas šiukšlės, jas reikia sutvarkyti, o nustatyti tą pažeidėją yra labai sunku.
Savivaldybės poliklinikos svetainėje jau lankiausi ne vieną kartą, tikėdamasi pasižiūrėti gydymo ir dantų protezavimo kainas. Bet tokios informacijos nėra. Yra tik panašių skyrių pavadinimai, ar tai didelė paslaptis. Ne, tai tikrai nedidelė paslaptis. Nežinojau apie tai, todėl paprašiau atsakyti į šitą klausimą poliklinikos vadovybės. Gavau atsakymą, kad šiuo metu tiesiog atnaujinamas tinklalapis ir artimiausiu metu galėsite gauti visą reikiamą jums informaciją. Žadėjote, kad Visagine bus gyvūnų kapinės. Kada tai bus? Nepamenu tikrai, kad tikrai bus, žadėjau. Sakiau, kad darysiu viską, kad jos būtų. Taigi esu parašęs keletą raštų į valstybinę urėdiją. Ir esu gavęs atsakymus apie tai, kad valstybinėme miške jie tikrai neleis daryti gyvūnų kapinių. Tačiau primenu, kad dabar daroma veiksmai, kad perimti valstybinius miškus ir valstybinės žemės, kurie yra miesto teritorijoje, savivaldybės žinion. Ir tikiuosi, kada jau turėsime sklypus, galėsime rasti ir vietą, kur įrengti tokias kapinaitės. Na va, visi klausimai, kurie buvo užduoti, labai tikiuosi juos atsakiau. Savaitė įdomi, savaitė produktyvi ir juolab, kad ir taryboje buvo priimti visa eilė klausimų, išspręsti, priimti sprendimai. Ir visi jie nukreipti tam, kad mūsų miestas būtų geresnis, patogesnis, gražesnis. Ir jeigu taip ir dirbsime, viskas pas mus bus gerai.